Sveiki visi bičiuliai mylintis regbį, esame Šiauliuose Gardino stadione, kur netrukus prasidės Baltijos regbio top lygos trečiojo turo rungtynės ir tą turą atidaro toks sąlyginis Šiaulių miesto derbis tarp Baltrekso ir Šiaulių Eksto. Sveikinimai su pergale, atrodo ne tik regbio, bet ir plaukimo rungtį šiandien laimėjo. Ačiū labai. Laimėjom, jo, galvojom biškai kitaip bus, bet pavyko žaisti, ką ir norėjom, tą savo greitą žaidimą. Puikiai kamuolys lipo vyrukams prie rankų ir išpildė geriau negu tikėjomės. Antros rungtynės iš eilės demonstruoja tokią formą, kuri ir sezono pabaigai tiktų, ar nėra neramu dėl to, kad per gerai žaidžia tokioje sezono fazėje? Nemanau, kad problema gerai žaisti yra. Sakykime, einam į kiekvienas varžybas kaip į paskutinės, tai bandom šiemet tokį mentalitetą išlaikyti, tai tikėkime iki sezono galo tą pavyks padaryti. Tai ir galų gale šiandien, žiūrint dienos gale, ir viską pavyko įgyvendinti, ką buvot suplanavę? Aš manau, kad viską pavyko ir dar plius, ko nebuvo suplanuota, pavyko irgi. Treneri, atrodo, pirmas 20 minučių, gal rezultatas to ir nerodė, bet kantriai kovojot, lyg tai buvo rungtynėse ir kurioje vietoje šiandien subirėjo? Gal trumpas solėlis, keitimų trūkumas ir nuovargis, plus Baltreksas gal šiek tiek pradėjo žaisti tą, ką jie moka geriausiai, savo greitais ir žaidėjais, rezultatas toks koks. Labai į akis krito prastas užribių realizavimas, kiek šiandien tas dalykas irgi koja kiša? Be abejo, tai prisidėjo prie rezultato, nes jeigu standartai savų kamuolių nepasiėmė, automatiškai priešininkas kuria atakas. Tai natūraliai tas prisidėjo prie rezultato. Top lygos lygis atėjus tokiai komandai kaip Švedijos Exiles tikrai pakilo ir kokius apskritai tikslus savo komandai šiemet, ką norėtumėt pasiekti? Sunku prognozuoti, kadangi esam stipriai nukraujavę ir kaip ir daug žaidėjų šiom varžybom negalėjo dalyvauti. Tai turbūt pagrindiniai tikslai būtų, kad išsigydytų traumas ir surinkti pačią stipriausią, ką galime, ir duoti visiems tikrai labai gerą kovą. Nes tikrai tikiu, kad su stipriausia savo sudėtimi mes galim iškemesti bet kuriai komandai. Ir jau šanso Šiauliam Eksto arbitras nesuteikia. Skamba rungtynių pabaigos švilpukas 71-0. Šiaulių Baltreksas švenčia pergalę šiame sąlyginėme Šiaulių derbyje.